Pakalbėsime apie šią kamerą. Šis video skirtas tiems, kas turi sodybas, kas turi didelius plotus, ūkį ir panašiai. Situacija tokia. Mes norim kameros, kuri matytų plačiai. 180 laipsnių kampu būtų idealiausiai. Bet ypač tie, kurie jau turi kameras, puikiai žino, kad platus matymo kampas turi problemą. Detalumas į tolumą krenta. O mūsų norai niekados nekrenta, mes norim vis geriau ir geriau. Taip, kad turim tokią kamerą, kuri turi viršuje dvi kameras. Šios dvi kameros apjungia vaizdą ir mes turim 180 laipsnių matymo kampą. Toliau, jeigu šitą kamerą viršuje pamato ten mašina, prie saulės elektrinės žmogus ir mes norim detalesnio vaizdo, tai šiai apatiniai kamerai, šiai valdomai, šios kameros sakys, žiūrėk, ten toli yra žmogus, man reikia detalaus vaizdo, kad aiškiai matyčiau žmogų. Šita valdoma kamera suksis į tą vietą ir optiniu būdu prisitrauks vaizdą prie to pažeidėjo. Taip kad šitos kameros komanduoja liaudiškai šiai apatiniai kamerai. Ir ką mes gaunam? Gaunam puikų sprendimą, kurio dėka turim visą bendrą vaizdą teritorijoje ir turim detalumą su šia apatinė kamera. Taip pat turim švyturėlius, turim sireną, atbaidys jūsų įsibrovėlius. Puikus, geras sprendimas tiems, kas nori geros kameros.